Rizelis tai tikrai neblogas, kaip ir Kinsaidas arba toksai nuliovas sistemos ir nuėčiame darbai. Atves tavo laifą stebuklų nemažai, gali ir tu prisijungti čia kartu. Jeigu neterši iš savo blogų vardų, tokių paprastų ir neįmantrių, kaip ir tavo šuns vardu, kuris kasdieną būna mielas, kad gautų kaulą ir ne vieną. Ir kas beliko, tai įpisti šotą ir užrūkyti tą supistą cigarioką. Tarp šitų namų ir gerų draugų, tą himfą skonį aš įtraukęs pajuntu. Ne minutės aš nelaukęs, pasitasau kepurę ir du priplaukęs į oro uostą ar į kebabinę. Mane sabu visai, aš juk metęs čilą, užkima ir nesesu ir todėl galiu kažkam prasukti netyčia po bernių. Ir tu žinai mane, kaip aš dabar judu ir kada kaifą pagauti aš galiu, kada aš vertas, kada lavonas ir šito repo galimybės tai įrodys. Ir eina kartą čia, aš ir vėl liudu, kad jūs suprastumėt, ką reiškia hip fuck you. Po angliškamų kalbų, todėl tave kviečiu, galiau atėjo laikas pasidėti mus kartu su rūkstančiu dūmu, cukrus gabalu ir šalia pastatytų kavos puoduku. O tada, kada susitiksime abu, mes pakalbėsime apie netartų daug reikalų, dėl kurių ir susitiksime abu ir susitikę mes panašiai kaip dabar dyrikas, aptarsime visas tas lyrikas, kad po to nevyktų čia skandalas ir neatsirastų dar vienas metalinis vandaras, kuris turėtų rašinėti laiškus ir turėti pirštų atspaudus ir kad visi apie jį sužinotų, kodėl ir už ką jis sėdo už grotų. Galų gale išklausė šį moralą, manau pavargat hebra ar pakaifavot, net nežinau jūsų nuomonės dabartinės, todėl pasiūlyčiau nueiti iki degalinės, pasiimti dešrainę, guldo pakelę ir surūkyti vieną cigą statelį, kad truputį pajaustume tą skonį, kuris surūkas cigas labiau. Vis noris, nes mano manimu, nebenorėsi cigas, jeigu varysi namo, susisuk suktinės ir jį užkips tam, koks butelis, tikiuosi tai ne šamponas ar gydys, nes tau įkamus tą suktinę. Geriausiai gerklėje praslys butelis degtinės.